Emilijau, stovykla pasibaigė, čempionatas jau rytoj. Kokios nuotaikos pas patį, kokios komandoje nuotaikos? Na, stovykla praėjo tikrai puikiai, visi treniravome sunkiai, treniruočių buvo daug ir su kantrumu laukiam jau pradėti čempionatą. Pats nacionalinės rinktinės marškinėlius vilkėjai ne kartą ir turbūt ne 10 kartų. Labai įdomu išgirsti, ar dar vis jaudulys yra prieš rungtynės ar prieš čempionatą, kai vilkėsi nacionalinės rinktinės marškinėlius. Manau, tikrai visada tas yra ir jis niekada nedings tas jauduliukas, nes sužaidžiau ir jaunimo čempionatus ne vieną, ir jaunių čempionatus daug kartų žaidžiau, taip kad atvažiuoti čia po sezono ir žaisti pasaulio čempionatą užsivilkus Lietuvos rinktinės marškinėlius yra be galo didelė garbė ir tas jauduliukas, manau, pradedant nuo pirmų varžybų visada būna didelis, bet paskui jau kai įvažiuojant link antrų, trečių varžybų būna vis ramiau. Kalbant apie tikslus šiame čempionate, turbūt jie išlieka kaip ir kiekvienais metais, bet gal tu gali šiek tiek plačiau papasakoti, ką treneris sako, kokie jūsų tarp komandos, tarp žaidėjų, nežinau, sklanda kokios nuotaikos. Na, manau, tikslai visada turi būti patys aukščiausi. Jeigu mes atvažiavom tikrai laimėti čia, atvažiavom dėl aukso, manau, jeigu mes važiuotume dėl kažko kito, tai būtų tiesiog neteisinga. Nebūtų teisinga vieta, sakykime taip. O su treneriais tai apšnekėjom, kur mūsų stiprybės, kur mes turim tiesiog gal prisižiūrėti daugiau. O tikslai tai va, tikrai laimėti, eiti kiekvienas varžybas pasiruošę 100% ir tiesiog žaisti pilnas varžybas. Tai palinkėsiu sėkmės ir laukiam rytojaus. Ačiū labai.